tavo misija atitinka 10 didįjį arkaną, sielos, kurios atkeliavo į šitą žemę su likimo ratu, jums yra svarbu jausti gyvenime ciklus. Tarsi banglentininkai, kada sulaukiam savo bangos ir tada su banglente neriam. Svarbu laikytis cikliškumo, žinoti savo poreikius, nes likimo ratas jis nuolat sukasi, nuolat viskas kinta ir jeigu mes nebūsim šitam rato centre, mus nuolat blaškys išoriniai įvykiai ir aplinkybės. Mes vykdysim kažkieno tikslus, kažkieno norus, bet ne savo. Dar vienas aspektas - susikurti materialinę gerovę ir negyventi kitų sąskaitą. Sąžiningai pačiam užsidirbti pinigus, padėti ir patiems artimiausiams. Tam, kam yra sunku materialiniai dalykai. Svarbu ir materija, ir dvasia. Ir visame kame turi būti pusiausvyra. Devizas - nedaryk kitam to, ko pats nenorėtum, kad su tavim atsitiktų. Ko nenorėtum, kad su tavim kiti taip elgtųsi. Nes šitos energijos dėka, likimo rato dėka, labai greitai tavo padaryti veiksmai grįžta tau pačiam, tarsi bumerangas. Taigi, elkis taip, kaip norėtum, kad su tavim kiti elgtųsi.